Radviliškis savo jubiliejaus proga leidžia fotografijų knygą. Gautos pirmos nuotraukos. Kviečiame visus prisijungti prie šios pilietinės akcijos. Neškite nuotraukos paneliai Irmai Krinickaitei į Radviliškio rajono savivaldybę arba siųskite man elektroniniu paštu berzinis@stv.lt. Ačiū. Labas. Radviliškio laidą pradėti noriu pasveikindamas visus šviesos ir pavasario proga. Tegu mintis būna švarios bent šį pusvalandį, nes jokio pykčio, apkalbų ar žeminimo čia nebus. Tik daug dainų, meno ir grožio sielai pamaitinti. Festivalis Grokime kartu, tradicinis festivalis, rengiamas jau 4 metai. Muzikos mokykla kiekvieną pavasarį stengiasi suburti ne tik rajono, bet ir regiono jaunuosius atlikėjus. Tai daugiausiai būna darželiai, visos ugdymo įstaigos, kurios yra ne tik rajone, bet ir regione. Vienais metais būna mūsų vaikai dainuoja, kitais metais vaikai groja. Dainuojančių vaikų festivalis vadinasi Mano mėgstamiausia daina. Kitais metais mes rengiame festivalį, kuriame vaikai visi groja ir jis vadinasi labai gražiai, draugiškai Grokime kartu. Taigi šiemet jau yra 4. šitas festivalis Grokime kartu. Džiaugiamės, kad jisai nepraranda populiarumo. Ir mus aplanko svečiai iš kitų rajonų. Šį kartą atvažiavo iš Kelmės rajono, iš Pakruojo rajono, iš Šiaulių miesto jaunieji atlikėjai. Taigi labai džiaugiamės ypatingai, kad gausiai į šį festivalį atvažiuoja mūsų rajono darželinukai. Jie yra tikrai patys ištikimiausi mūsų dalyviai. Tuo mes labai didžiuojamės ir labai džiaugiamės, galbūt iš jų
ir išaugs kažkokios tai žvaigždės ar kažkas, gal tai yra jų startas netgi, mes taip manytumėm. Truputėlį nuvilia, kad pasigendame bendrojo lavinimo mokyklų. Vat gaila, kad muzikuoja mūsų rajone daugiausiai darželis ir muzikos mokykla. Iš bendrojo lavinimo mokyklų susilaukėme gausaus būrio tik tais iš Gražinos mokyklos. Taigi labai kažkaip tais va taip toks blogas niuansėlis tik tais, nes ir dainose, ir va, būtent kai grojame, truputėlį mes pasigendame šitų mokyklų. Ir manome, kad šitos mokyklos turėtų pasitempti ir mes lauksime ateinančiuose festivaliuose jų. Kadangi mano pavardė Beržinis, tai su malonumu pristatau Miškinį, kurį jau pagyrė gerbiama Laimutė už gerą darbą. Surenkam vaikus, kurie nori eiti į kapelą, turim ir choriukų, ir ansambliukų įvairiausių. O pastangų tai visose tikriausia darbuose reikia, o ypač su mažaisiais. Jie labai gražu, kai jie nori dar, labai jie nori, o kai paaugsta, jau tas noras dingsta, kitiems reikalams jam atsiranda noras. Su dar didesniu malonumu pristatau šiauliečio menininko Dalvio Ūdrio parodą Kultūros centre. Ir kita Vlado Lisaičio apkeliavusio pusę, o gal net visą pasaulį parodą miesto bibliotekoje. Štai ir priėjom prie labai svarbaus Radviliškiui ir, manau, visai Lietuvai įvykio – Radviliškio viešosios bibliotekos jubiliejaus. Ši diena yra mums ypatinga, kadangi biblioteka švenčia 75, tai yra tikroji jos gimimo diena 1937 metais, kovo 15 dieną, švietimo ministro įsakymu buvo paskelbta, kad Radviliškyje įsteigiama antros eilės biblioteka. Ir taip smagu, kad šią dieną mes galime susirinkti, aptarti savo nuveiktus darbus, parodyti, kas mes esame, kuria kryptimi einame. Ir šiandien tikrai pasitikėtime nemažai svečių. Dalyvauja Kultūros ministerijos atstovė Irena Seliukaitė,
kuri kaip tik dėsto mums kraštotyrinio darbo, savo patirties naujovės ir tai ką turėtų bibliotekininkai nuveikti dar ateityje, užfiksuojant šiandieninį gyvenimą, šiandieninės tradicijas. Taip pat svečiuose turim Šiaulių Povilo Višinskio bibliotekos atstovus, direktorė Rūta Žirgulytė su kolegė, turime rajono atstovus, turime filialų darbuotojus ir aišku, turime šiandien rėmėją Antaną Jasudavičių. Būtent šiandien, bibliotekos gimimo dieną, mes pradedame dar su vienu projektu. Taip, kad šiandien 3 vietose savo skaitytojus pradėsime vaišinti arbata. Pradedamas įdiegti projektas nuo Čiobrelio iki Avietės. Tai yra tarptautinis projektas kartu su Labdaros paramos fondu Gyvenimo šviesa ir Švedijos organizacija, su kuria tampri bendrauja būtent šitas fondas. Ir balandžio 21 atvyksta patys švedai ir atsiveža savo žolelių, arbatų. Čia vyks degustacijos, aptarimai, pasakojimai ir aišku planuojamas labai gražus susitikimas su Jadvyga Balvočiūtė, kuri pristatys savo auginamas žoleles, papasakos apie jų poveikį, kaip kasdieniniam gyvenime veikia arbatos, ar reikia jų gerti, ar tik tai skanauti, ar tik tai skirtos gydymuisi. Taip, kad švedai taip pat analogiškai pasidalins savo patirtimi. Taip, kad ši diena yra taip pat naujų projektų pradžia ir naujų sumanimų, tik tai mažas stabtelėjimas tolesniems darbams. Tegu kalba ilgiausiai ir trumpiausiai dirbusios bibliotekininkės. Kitąmet sukaks jau 25 metai mano darbo vienoje darbovietėje. Ir tai mano svajonė būti bibliotekininkė. Džiaugiuosi, kad galiu dirbti ir būti bet kuom. Būti aktorė, šokėja, dvarininkė ir vaikam galvelę paglostyti ir vyresniam patarti. Toks jau kaimo bibliotekininkas turi būti. Dabar paskaitymą, jaudinatės, ne, bet nieko. Pradėsim, įsikalbėsim, bus lengviau. Tai koks tas darbas jūsų bibliotekai? Kokie skaitytojai? Kaip mes kalbėjom, bandykime atsiminti, apie ką mes jau kalbėjom. Gyvena seniūnijoje 950 viršum žmonių, o bibliotekoje skaitė pernais metais 366 žmonės. Tai, manyčiau, yra daug. Žmonės ateina paskaityti knygas, nors labai trūksta naujų knygų, reikėtų naujų, būtų ir daugiau gal skaitytojų. Ateina skaityti spaudos, gaunam jos nemažai egzempliorių. Ateina pasinaudoti internetu. Vaikams yra žaislotekos kampelis. Skaito suaugę, skaito vaikai, skaito asocialūs žmonės, laukdami pensijų. Kaip keitėsi per tuos 25 metus, kaip keitėsi biblioteka? Prieš 25 metus žmonės ateidavo skaityti knygų. Knygos buvo pagrindas ir skaitydavo jų daug. Dabar labiau ateina skaityti spaudą. Knygų, kai sakiau, trūksta naujų. Ateina pasinaudoti interneto paslaugom. Tai vienintelė įstaiga, kur nemokamai internetu galima naudotis. Darbo valandos tenkina irgi gyventojas. Sulaukiu rytą, sulaukiu per pietus vakare. Per dieną lankytojų 30-40 būna. Darbą pradėjau praėjusiu metu rugsėjo mėnesį. Esu nauja darbuotoja ir labai daug papasakoti apie savo biblioteką negaliu. Iš pradžių, aišku, buvo sunkumų, kol perpratau savo darbo pobūdį. Dabar jau viskas stoja savo vėžes, darbas vyksta normaliai. Biblioteka yra miestelio antrame aukšte įsikūrusi, turim labai daug skaitytojų. Šiuo metu įgyvendinami, baigiam diegti interneto prieigos projektą. Ir kaip tik greitai bus šio projekto pabaiga įgyvendinimo ir atidarimas. Taip pat, nors nesenai dirbu,
iš Šiaulėnų ateities fondo parašiau projektą ir gavome 2000 litų knygom įsigyti. Įsigijome knygas, knygos skirtos daugiau paaugliams ir vaikams. Vaikai labai noriai sutiko šį projektą ir dabar daug skaitančių turim. Į biblioteką atėjau dirbti, kadangi atitikau visus tuos reikalavimus, kuriuos pateikė viešoji biblioteka. Esu baigus turiu pedagoginį išsilavinimą ir esu baigus kursus, todėl išėjus senai bibliotekininkai tapau šios bibliotekos darbuotoja. Tik tiek. Žinau, kad bibliotekininkės, dabar visi skundžias, kad pinigų mažai, visi. Atėjote, dėl ko atėjote į biblioteką? Atėjau šiek tiek pakeisti aplinką, prasiblaškyti, kadangi bibliotekoje vyksta įvairi veikla ir renginiai. Manau, kad sugebėsiu tos dalykus padaryti ir ne dėl to, kad trūksta ten tų pinigų, tai šiaip prasiblaškyti. Kiek žinau, jūsų vyras ūkininkas. Taip, mano vyras ūkininkas, ūkininkauja ir galvoju, kad bus gal ir rėmėjas biblioteka.